Labą dieną, profesoriu. Labą dieną. Mes dabar stebimi žmonių, kurie domisi Vydūno gyvenimu, Vydūno veikla, Vydūno palikimu. Šiandien esame Klaipėdos universitete. Vat kartu dalyvavom atidarime, išklausėm jau rimtų pranešimų. Vat kaip jūs dabar jaučiatės? Jūs tiek metų darbuojatės sveikatos tausojimo ir stiprinimo srityje. Išleidote ne vieną knygą, vadovėlį, kaip sveikai gyventi, kaip naudojant žoleles, augalus, sutvarkyti savo sveikatą, atstatyti ją. Tai kokia jūsų nuotaika, atėjus į tokią konferenciją ir klausantis jau ne pirmą kartą gražių kalbų? Taip. Pasidalinkite savo nuotaiką, savo įspūdžiais, kaip jums atrodo? Man atrodo taip, kad tokios konferencijos yra būtinos, kad įkvėpti klausytojus, kad jie pradėtų suprasti, kad galima sveikatą išsaugoti, nesilankant poliklinikose, ligoninėse ir išgyvenant gana padorų amžių. Tai yra gyvenimui be ligų 100 metų neriba. Jo, tai jūs labai, taip sakant, kalbat įkvėpiančiai ir be abejonės esate teisus, kad būtinos konferencijos. Kelintą kartą jūs jau čia ateinate į tokią konferenciją, maždaug Klaipėdos universitete? Kelintą šitą jums konferencija jau yra? Man atrodo, kai yra 19. Aš visose konferencijos dalyvauju. Nu ir dabar pasakykit man dabar, taip atvirai. Kas Lietuvoje įvyko, kokios permainos nuo tos pirmosios konferencijos iki šiuolaikinės? Aš turiu minty sveikatos tausojimo ir stiprinimo srityje. Kokių mato teigiamų permainų? Kaip jums atrodo? Nu, aš galiu pasakyti, kad teigiamų permainų kaip ir nėra. Gerai, žiūrėkit, daugiau komentarų nereikia. Aš su jumis sutinku 100%, bet mes su jumis jau vien Klaipėdos universitete Vydūno konferencijoje dalyvaujam jau be skaičiaus. Jūs sako 19, kai kam atrodo, kad jau 20. Ir jūs nekartą buvote ir kitose miestuose, esate pakviestas į užsienį skaityti pranešimų daugybėje šalių. Jūs žino pasaulyje kaip profesorių, kuris gali padėti žmonėms natūraliu būdu išvengti pačių sunkiausių ligų, pradedant vėžiniais susirgimais, širdies kraujagyslių ir kitais. Ir sakote, kiek mes čia bekalbėtumėm, permainų nejaučiame. Taip. Tai aš šiandien tos žmonės, kurie atėjo į konferenciją, pakviečiau, sakau, ar jūs nepastebėte, kai mes kaip to žydo bitės išsklaidytos, reiškia, dūzgiam kažkur po vieną, bet susirinkti ir sunešti medų į vieną korį niekaip negalim. Kažkur nešiojame ir ar neatrodo, kad tai padaryta sąmoningai yra? Kad kažkam tai taip labai tinka, skaldyk ir valdyk. Nu, aš manau, taip ir yra. Nu va, matot, daug nereikia kalbėti, mes su jumis iš pusės žodžio viens kitą suprantam. Bet o kaip jums atrodo, o kodėl tie veikėjai, kurie yra atsakingi, kurie mūsų valstybėje už tai atlyginimą gauna, kurie eina į rinkimus su tokiom programom, kad mes jau dabar tautą sveikatinsim. Ir kuo toliau, to blogiau. Jau vidurkiai mūsų baisus yra. Mūsų moterys jau 5 kartus viršyje Europos širdies ligom, vyrai 4,5 karto. Toliau bus dar gražiau, kaip sakant. Kas čia dėl to kaltas yra? Nes valdininkams taip yra lengviau, parankiau gyventi, mažiau rūšių. Naudingiau taip, ne? Naudingiau. Taip. Kuo mažiau žmonės juda, kuo nesveikiau maitinasi, kuo labiau pyksta, tuo, kaip jūs sakote, valdininkam, kas jiem yra geriau? Nu, jie sugeba tik tai, grasinti žmonėms, tokią, skaitot, atmosferą bloginti, viską, Jūs paminėjote vieną ligų šaltinį, reiškia įtampas kelti, taip? Nu taip, stresas. Sukelia įtampas, tada stresai, tada visi ieško daktaro. Juk pas jūs niekas neateina su stresu prašyti kokių nors augalų ar žolelių, taip sakant, receptų sveikatai atstatyti. Nu, pasitaiko kartais. Ateina. Taip, bet labiau nepagydomoms lygomis. Nu, tokiu atveju, kada vaikšto pas urologą ar pas kitą gydytoją, ypač kada praleisti visi terminai, o tuo labiau, kada urologas mirė
Nu, ir žmonės ir daugiau būna, kada juos gydantis gydytojai pasimiršta ir ieško pas žmogų, kuris galėtų gal padėti kažkiek. Bet ką gali padėti, kad liga jau tiek yra pažengusi, kad tik skalpelis gali išgelbėti. Visuomet reikia kreiptis į žmogų, ypač į fitoterapeutą, dar nesergant. Pasiruošti reikia gyvenimui, paruošti savo organizmą, ypač tausoti reikia įgimtinį imunitetą. Ir savo gyvenimą stiprinti tik tai vitaminais, kurie užaugo augaluose, yra vaisiuose, uogose, daržovėse ir kurios yra ekologiškos. Štenais gauni ne tik tai vitaminus, bet ir fermentus gauni, mineralinės medžiagas. O tie vitaminai, kurie yra fabrikiniai, jie yra sintetiniai, iš jų naudos gana mažai yra. Bet žmonės kažkaip jie, kad nenorėdami gauti vitaminus su augalais, nes juos reikia arba užsiauginti, arba ekologiškus nusipirkti. Ir juos reikia paruošti, nusiplauti viską ir taip toliau. Ir jiems parankiau yra suvalgę sintetinių vitaminų, bet naudos tai nėra. Dar labiau apkrauna savo organizmo kepenis, inkstus ir kitus organus ir dar labiau save pastumėja į ligas. Na taip, ir tą visi žino, bet kitos išeities neranda ir vėl apsukę ratą grįžta prie šito paties. Bet jūs dabar jau įžengėte į 90. Kada paskutinį kartą buvot pas daktarą? Nu, tokių dalykų yra, kad reikia dėl dantų kartais prisižiūrėti. Gerai, dantis reiškia taip, nu būna, viską. O širdies problemų gal turite, ar kokio virškinimo, ar kokių kitų? Jokių. Nei širdies, nei inkstų, nei kepenų, nei psichikos, jokių. Vadinasi, svarbiausia yra sekti savo organizmą. Matote, dalykai yra tokie, kad dabartiniais laikais, pavyzdžiui, kad ir šiais metais mūsų tėvynėje mirs, skaitosi apie 40 000 darbingų žmonių, tai yra nuo 35 iki 60 ar iki 65 metų. Nu, aišku, iš to bendro skaičiaus galbūt ir vyresnių žmonių tenai yra, bet tarp širdies kraujagyslių, reiškia, mirčių dėl tos priežasties, na, tikrai nemaža dalis yra žmonių, kurie darbingi yra. Tai reiškia, mes skaičiuojam nuo 1000 žmonių, kurie galėjo gyventi, dirbti, bet jie išeina, todėl kad kažkas jiems nepatarė, kaip gyventi, kaip tvarkytis. Jie eina pas medikus, kurie turi 10% atsakomybės, medikai daugiau net negali, norėdami, tą paskaičiavo PSO. O reiškia 90% žmogaus rankose, jo paveldimumas, jo gyvenimo būdas, mityba, judesys, psichinė savijauta, nuotaika. Tai mes tą viską daug metų matome žmonės, kurie keičiasi per kelias savaitės, jeigu tą daro, matome. Ir niekaip negalime suprasti, kodėl mūsų valstybė neorganizuoja sistemos, kuri šviestų žmonės kasdien. Ne ten porą kartų per metus, bet kasdien. Kurie, kaip aš vakar išgirdau Vilniaus vienoje poliklinikoje, šeimos daktarė išrašė receptą žmogui nueiti per dieną 10 000 žingsnių. Tai čia jau yra plojimai, ovacijos tokiem, bet tai yra vienetai Lietuvoje. O kokios yra jūsų akimis priežastis, kodėl taip yra viskas paprasta? Tik duok žmogui žinią ir, taip sakant, šiek tiek jį pakonsultuok, kartas nuo karto, kai jisai paklysta, gražink į tą sveikatos kelią ir viskas. Kaip jums atrodo, kas trukdo tą padaryti, kas neleidžia? Nu, matote, dalykas yra toks daugiapusis.
Ir aš norėčiau paminėti vieną tokį svarbų. Kaip žinote, tie darbingo amžiaus žmonės miršta. Jie ne šiaip savo miršta, jos apsėda ligos, ar ne taip? O liga sukelia priežastis. Vadinasi, mes nuo pat jaunų metų, jau kaip tik tai psichika pradeda veikti žmogaus, jau turime mokinti, kaip atpažinti reikia tas priežastis, kurios sukelia ligas. Ne tik tai atpažinti, bet jas ir valdyti reikia išmokinti, kad daryk ne taip, o taip daryk, tavo organizmui bus geriau. Tu nuvysi tas priežastis, kurios sukelia ligas. O jeigu liga įsismarkavo, jinai sukels mirtį. Nu, ir visą tą triadą reikia minėti, o kitokio kelio nėra. Reikia pradėti nuo jaunų dienų. Pavyzdžiui, kad ir tos, aš turiu omeny berniukus. Jie visi, pas juos visi tie vyriški organai, kaip pagrindinai suaugę vyrai pradeda nuo 40 prostatos ligomis, jau 50 metų, jau apie pusė, apie 50% pradeda pasireikšti 60 metų, apie 60, 70, apie 70%, taip ir eina iki 100 metų. Bet jeigu mes pradėsime juos auklėti, tikslingai prižiūrėti savo sveikatą, galima kaip ir pietiečiai labai retas, kas serga tokiomis prostatos ligomis, ypač vėžiniais susirgymais. Jūs jau senai studijuojate ir taip vadinamas tas žydrasias zonas, kurios pasaulyje pasižymė kaip ilgaamžių žmonių teritorijomis, Okinava, ten, sakysim, arba ten Graikų salos. Tai kokius ten pagrindinius faktorius jūs ten įžiūrite, kurie lemia tų žmonių ilgaamžystę tose žydrosiose zonose? Reiškia, tokie svarbus faktoriai yra visų pirma, kad gyventojai tenais savo pagrindinį maistą užsiaugina patys. Jį užsiaugina ekologišką tą maistą, labai jį derina. Pavyzdžiui, kiek teko skaityti įvairioje literatūroje, tai augalinį maistą, ypač vaisius ir uogas, reikia būtinai valgyti iš ryto, nes visam organizmui yra suteikiama reikalinga mikroelementų, vitaminų ir fermentų puokštė. Ir žmogus pasiruošia visai dienai. Bet jisai užvalgęs tokio maisto, jis yra energingas, gauna, kaip jau sakiau, daug energijos. Jisai tokioje saloje kaip Okinavos ima kauptuką ir jis išeina į laukus, darbuojasi kažką, juda visą dieną ir pareina papietauti, pietauja, tai tokį sveikai užaugintas daržoves, dažniausiai žalias ir daug žuvies valgo, nes gyvena šalia jūrų vandenynų ir to gero daikto yra pakankamai. Ir mėsos praktiškai kaip ir nevalgo. O kaip žinia, mėsa ir ypač raudona yra tokios ligos baisios, kaip vėžys sukėlėja. Tai jūs kartuojate tas tiesas, kurios tikrai 99% gyventojų žinomos yra. Bet kažkodėl jie to nedaro, nes nekrauti to maisto neranda, arba jisai brangus yra, arba dar kažkas. Tai reiškia, mes visą laiką matom, žmonės kalba apie kliūtis, kurios jam neleidžia. Bet mes čia matome daugybę žmonių, kurie paėmė save į ranką, susitvarkė ir jiem nereikia jokių ten valstybinių institucijų, jokių ten biurų, jokių tenai, sakysim,
specialistų, jie savo pasiskaitė, jūsų tarp knygučių ir savo ramiai gyvena. Ir tokių žmonių dauguma yra. Retas, kuris gali pasigirti, kad jį valstybė atvedė į sveiką gyvenimą. Retas yra. Dažniausiai žmonės iš bėdos ima gyventi sveikai, kada jau prispiria reikalai. O tas, kuris, sakysim, pasigirtų, kad jį nuo darželio, mokyklos, per šeimą išvedė į sveiką gyvenimą, tokių mažuma yra. Tai mes dabar jau šnekame kaip žmonės, kurie valstybiškai atsakingi už savo gyventojus, kurie norim padėti visiems, nes vienam žmogui dviem padėti nėra sunku, ten patariais, bet ką padaryti, kad visi žinotų, aišku, visi pasakėte, kad svarbiausia reikia šviesti juos, kalbėti jiems per radiją, televiziją, laikraščiais, spauda, pasiekti juos ir pasakoti kiekvieną dieną, kaip jie elgsis, kada miegoti eiti, kada keltis, kada kokį maistą valgyti, kada vandenį gerti, kaip pakvėpuoti, medituoti. Daugybė yra tokių patarimų, bet kai žmogus tuos dalykus mato padrikai, o ne sistemiškai, tai jisai vieną kitą pabando, dažniausiai efekto nėra, jisai vėl palieka. Nors yra daugybė žmonių, kurie susidėjo tą savo sistemą ir tą daro. Kiek jūs žinote savo kolegų, jūs esate biomedicinos, profesorius. O kiek yra kolegų jūsų, kurie bendraminčiai, kurie tos dalykus išmano ir su kuriais jūs galite pasitarti ir pafilosofuoti apie Lietuvos sveikatą? Kiek tokių žmonių turite savo akiratyje? Gal apie 10 tik tai. 10? Pavardinkit, kokie jūsų bendraminčiai masto kaip ir jūs ir gali padėti žmonėms sveikos gyvensenai. Lenkiam pirštus. Pavyzdžiui, vis tiek profesorius Kirkutis, profesorius Razbadauskas, gerbiamas Seimo narys Dainius Kepenis. Taip. Aš kalbu apie jūsų profesijos, kolegas. Ką dar matote, kurie supranta tos dalykus ir norėtų prisijungti? Matote, dalykas yra toks, kad priklauso labai daug nuo to, kokią mokymo įstaigą žmogus, kokią specialybę. Pavyzdžiui, aš Vilniaus universitete žmogaus biologiją studijavęs medicinos fakultete, tenais buvo profesorė tokia Mikalauskaitė Domicelė. Ir jinai kaip tik, kurie buvom vaikinai, ir užvedė ant to kelio, kad reikia rūpintis prostata, kad yra antroji širdis. Ir jinai iki 100 metų kaip nieko pragyveno, kiek girdėjau. Taip kad, vadinasi, yra gana svarbus įtaigus žodis žmogui. Ar yra jos kokių nors leidinių, knygų profesorius? Yra sveika mityba, išleista kažkokiais 90-ais ar jūs turėjote, mokytoją profesorę Domicelę. O gal daugiau tokių žmonių yra, į kuriuos reikėtų orientuotis, juos pasiskaityti, pasidomėti ir ką daryti, kad tokių žmonių dabar atsirastų daugiau? Aišku, reikia tokius žmonės ugdyti. Ir mes, kurie daugiau mažiau nusimanome apie sveiką gyvenimo būdą, apie subalansuotą mitybą, apie judėjimą ir kitus dalykus, patys būdami pavyzdžių, mes turime apie save suburti ir tos žmonės, kurie norėtų žengti sveikų gyvenimo keliu. Bet aš esu perskaitęs taip daugmaž apie 100 000 žmonių yra dalyvavę mano paskaitose, bet nedaug sutinku aš jų. Būna, kad aš važinėju, pakviečia mane bibliotekos, susirenka ten kelios dešimtys ar iki 50, kartais iki 100 ir tokie dar bitininkai, dar kartais žemdirbiai, kartais atvažiuoja net iš užsienio žmonės pas savo giminės į kokį nors susitikimą ir mane pakviečia pakonsultuoti dėl sveiko gyvenimo būdo. Pavyzdžiui, iš Anglijos praeitą rudenį buvo. Ir kaip tik dar sveikatos gidas
įsigyja ir knygelių, kaip reikėtų panaudoti tuos visus vaistinius augalus savo sveikatos priežiūroje. Na jo, aš manau, kad yra dar vienas dalykas, kuris turbūt yra ne antrailis, bet visi suprantam, kiekvienas žmogus savo darbe, jisai mato kelis tokius tikslus. Jam ne tik norisi žmonėm padėti, ten atiduoti savo žinias, paaukoti savo laiką, bet jam norisi ir būti tokioj būsenoje, kad nereikėtų kiekvieną dieną galvoti, kur gauti pinigų benzinui nusipirkti, arba kur gauti pinigų ten, sakysime, kažkokį ten, sakysim, skanesnį maistą įsigyti, nes tai nereta, nes nepaslaptis, kad tie žmonės, kurie atiduoda savo žinias ir nepardavinėja vaistų arba operacijų, o tik tai žinias patarimais, jiems yra žymiai sunkiau negu tiems, kurie turi prekes supakuotas, vaistai. Papildai įvairūs, ir ten, žinoma, pardavė ir jau tu naudą turi, bet iš patarimų, neprasigyvensi. Bet tie žmonės, kurie kitus apgaudinėja, sutikime su to, kad labai dažnai, reiškia, žmogus patiki ten kažkokiais tenai papildais ar vaistais ir jis bando vienus, antrus, trečius ir galų gale jam nieks nepadėjo, jam visai blogai, tai tada daktaras sako, žinai, tau niekas nebepadės, eik pas sveikuolius. Eik ten pas sveikuolius, gali ten tau kažką patars. Tai aš tokių žmonių mačiau ne vieną ir ne 10. Labai dažnai vartoja tos papildus, tos vaistukus ir ateina, sako, žinai, man jau visai blogai, sakė, kad tik jūs man galite padėti. Jo, bet šita sistema, valstybinė, ta vadinamoji sveikatinimo, jinai tokiu atveju nėra numačiusi, kad dabar mes matome sveikatos biurai įkurti, kurie, reiškia, turi uždavinį mokyti žmonės, bet išmokusių ir pasikeitusių kažkaip nedaug yra. Mes visą laiką ieškom būdų, kaip padėti žmonėm, bet ir kad tie mokytojai galėtų išgyventi ir savo gyvenime, taip sakant, būtų apsirūpinę, kad jiem nereikėtų mąstyti apie rytdieną, kur ko gauti, kad jis būtų ramus ir tam darbo atsiduoti. Jūs turbūt tą klausimą irgi sprendžiate ir jaučiate, kad taip yra. Taip. Per metus pas mane apsilanko, aišku, ne 100, 1, 2, 300, irgi prašo kai kurie, kad aš parašyčiau sveiko gyvenimo receptą. Ir tokiu atveju aš po 2-3 valandas, kai padiskutuojame viską, ir aš išklausinėjau, kokie skaitosi parametrai yra organizmo, kokios ligos, ar jau serga kokiom ligom, ar neserga, ir kokius naudoja vaistus dažniausiai, hipertenzija ar kitom ligom, ir aš parekomenduoju įsigyti sveikatos gidas, kad vietoje cheminių vaistų pradėtų naudoti biologinius vaistus. Arba patys pasigaminti įvairias, arba tas įvairias tinktūras, pavyzdžiui, akių lašus galim pasigaminti, nes ir profesorė Šimkūnaitė siūlydavo akių pavilgus, ramunėlių tenais, medetkų ir taip toliau, ir nereikia, skaitosi tenais sintetinių pirkti. Jo, bet tai nėra, taip sakant, reguliaru. Tie lankytojai turbūt ne kasdien apsilanko, tokių norinčių nedaug yra. O jūs nepagalvojat, kad jiems būtų prasminga įkurti kažkokį profesoriaus Algimanto Ališausko sveikatos patarėjo kabinetą? Tokia mintis nekilo? Be abejo. Matote, aš jau 10 ar 20 metų, negaliu pasakyti tiesą, nuo universiteto įkūrimo, jau yra tikrai 35 metai, aš čia nesumelavau, ir pradėjome priminėti studentus. Ir aš parašiau augalų gydomosios savybės, nes buvau sukūręs jau botanikos sodą, botanikos sode vaistinių prieskoninių augalų kolekcija, buvo iš ko parinkti jau tuos arbatom ruošti įvairius
augalus ir aš skaičiau pasirinktinį tokį mokslą, kaip pavadinimą jau pasakiau, ir pagal tą knygutę augalų gydomos savybės. Ir prisirinkdavo pedagoginiame, ypač fakultete, 200–250 merginų. Ir jos sužinodavo, kokius vaistažolės ne tik tai motina gali panaudoti savo sveikatinimui, bet ir kūdikiui panaudoti. Pavyzdžiui, kai kurias ramunėlių arba tas medetkų ar kitas. Taip, bet aš vis bandau sužinoti, jeigu šnekam apie valstybę, kad tokie žmonės kaip jūs, išminčiai, kurie viską žino, kad kadangi jie nori dirbti, jūsgi pilnas jėgų ir energijos ir jūs norite savo žinias žmonėms perduoti, bet kita pusė, juk iš pensijos jūs turbūt nepragyvenate. Neužtenka pragyvenimui pensijos, ar užtenka? Galima taip, truputį susispaudus. Bet kažką rimčiau, netgi knygą išleisti, jeigu jums reikėtų, jūs jau tų pinigų jau turite ieškoti. Matote, aš esu parašęs vaistiniai kambariniai augalai. Ir šiandien manęs paklausė profesorius Kirkutis apie tą knygą. Sakau, yra jinai parašyta, yra nuotraukas, viską, bet aš nesu toks gabus, kad galėčiau skaitosi suvesti į kompiuterį. Jeigu kas nors padėtų ir suvestų, galime mes su universiteto pagalba išleisti tą knygą. Ir tenais irgi, pavyzdžiui, kad yra kas, medėjantis alavijas, vienas tokių iš svarbiausių. Jį galima panaudoti, nes net 50 atvejų atitolinant ligas. Galima iš jo su kitais priedais pagaminti jaunystės eliksyrą, kuri gaminasi ir Japonai, ir Okinavos saloje, Kretoje ir taip toliau. Ir jisai kaip tik sustiprino žmogaus imuninę sistemą, ypač tą prigimtinę imuninę sistemą. Ir puikiausiai galima tada apsieiti be ligų. Imkime, kad ir dabar buvo Covidas, ar ne taip? Aš nekokių, nesu skiepijęs nuo jokių ligų. Nesiskiepiju, kodėl? Aš noriu palaikyti stiprią imuninę sistemą. Aš žinau, kas palaiko tą imuninę sistemą pas žmogų, kaip reikia stiprinti tą organizme esančias medžiagas. Čia aš turiu omenyje limfocitus, kurie kaip tik labai sustiprina organizmą, neįleidžia, skaitos, svetimų virusų ir bakterijų, ir jas iš karto, kaip sakant, sunaikina. Bet to skaitosi, kur kalbėjau, apsaugos kareivio, limfocitas, jam reikia irgi pastiprinimo, kad jie daugintųsi, kovotų su liga. Yra alternatyva, kas pastiprina. Vadinasi, reikia atsižvelgti į mitybą. Ir atsižvelgiant į mitybą, valgant tam tikrą maistą, pavyzdžiui, kad nuo senovės jau žinoma prieš gripinį buljoną paukštienus, ar ne? Jau jie žinojo prieš 1000 metų, kad yra aukšta temperatūra, kad reikia, norint numušti temperatūrą, reikia valgyti tokį sriubą. Toje sriuboje yra toks baltymas argininas. Jisai kaip tik yra maistas to, kaip jau kalbėjau, limfocitų. Ir tokiu atveju, jei
pilnai gauna žmogus maisto ir yra tų medžiagų tame maiste. Ir tokiu atveju labai sustiprina savo imuninę sistemą, ypač prigimtinę. Ir jisai nebijo jokių užkratų tokiu atveju, nes turi didžiulę kariuomenę savo kraujyje. Nu ir tokiu atveju visuomet gali išlikti sveikas. O tokiu atveju dažniausiai, kaip žinia, žinome, kur gaminasi ta medžiaga, jos yra limfocitas, tas limfocitas T, jisai gaminasi mūsų organizme, pavyzdžiui, blužnyje, kitose tokiuose, ir mūsų yra limfmazgiai, pavyzdžiui, nugaroje ir kitose vietos. Tai tenais jie dauginasi ir norint, kad daugiau prisidaugintų, reikia masažuoti. Vadinasi, tokiu atveju jau žmogui būtinas ir masažas, kuris padeda išlikti kuo ilgiau sveikam būti. Mielas Algimantai, jūs esat žinių lobynas. Jūs sukaupęs tiek, kad viskas per kraštus liejasi ir aš suprantu jūsų apmaudą, niekas to nesidomi. Aš turiu minti, niekas tai tie, kurie pirmiausiai turėtų jūsų ieškoti ir kviesti ir prašyti, kad jūs darintumėtės. Aš turiu minti Lietuvos visuomenės sveikatos biurus. Šiandien pagal dabartinę valdančiųjų programą visa Lietuvos sveikatos sistema yra paguldyta ant pečių sveikatos biurų. Gydymo sistema ten yra, reiškia, ligoninės, poliklinikos, vaistinės, mokslo įstaigos, kurios diagnozuoja, kurios pritaiko įvairiausias metodikas gydymo. Tai yra vienas sritis, kuri šiandien labiausiai yra finansuojama, bet tas sritis, kuri turi pamokyti žmonės, kurie turi jiems sudaryti sąlygas. Tokie žmonės kaip jūs, jiem neįdomus. Aš tą sakau todėl, kad girdžiu, kad jūsų niekas niekur nekviečia. Kada kažkoks sveikatos biuras kreipėsi jūs, prašydamas atvykti pas juos ir ne tik paskaitą paskaityti, bet ir kažkokią tai programą pašefuoti, kažkokias tai konsultacijas surengti. Ar dažnai tai būna? Jūs kviečiamas kažkur tai? Buvome kada lapkričio 18 buvome Drevernoje, ar ne tai? Žiūrėkit, tai čia ne sveikatos biuras, čia buvo visuomenininkai medaus asociacija, medaus gamintojų, medininkų. Bet aš kalbu apie sveikatos biurus, kurie atlyginimą gauna už tai, kad jūs susirastų, pakviestų, reiškia, auditoriją ir kad jūs jam ne tik paskaitytumėt, atsakytumėt į klausimus, bet ir pakonsultuotumėt, kodėl ten, vienas nesiseka. Bet kaip jums atrodo, kodėl jūsų nekviečia? Profesorius, knygų leidėjas, autorius, neįdomus niekam. Turi kažkokius tokių kaip jūs labai nedaug yra Lietuvoje, kurie gali iš pirmų lūpų pateikti patarimus, knygas pasiūlyti, atsakyti klausimus ir jis neįdomus tiem biuram. Tai kodėl, kaip jums atrodo? Yra kažkokios suinteresuotos grupės. Kad jūsų ten nebūtų, ne? Taip. Bet jūs turbūt girdite, kad ten jie kažką, tai vis tiek kviečia, organizuoja paskaitas. Kažką kviečia, o jūsų nekviečia. Kažkas savus skaitosi. Savus kviečia, sakote, ne? Svarbu, kad tengi yra neblogi biudžetai, reiškia, jie ten gerai apmoka. O tai jūsų dėl ko nekviečia? Ar gal jūs kokių nors užuominų nesuprantate, ar kas čia yra? Aš žinokit, į tai žiūriu labai paprastai, reiškia. Kai aš matau, kad situacija vis blogėja, kad eilės pas daktarus vis ilgėja ir tai vyksta prie, čia jie dirba ne už ačiū. Mes Lietuvoje turim ne vieną 10 milijonų skirtų sveikatos biuram, kad jie dirbtų rimtai ir kad jie trumpintų eilės pas daktarus. Pagrindinis jų uždavinys yra trumpinti eilės pas daktarus. Nes jeigu jie gyvena taip, kaip jūs mokote, kaip jūs savo pavyzdžių rodote, ten eilė trumpėja, kadangi tokios ligos kaip širdies kraujagyslių, tenai įvairiausių, taip sakant, vidaus organų, ten virškinimo, sąnarių, galvos skausmai, pasitraukia labai paprastai, labai greitai. Taip. Kraujospūdžiai, jūsgi matėte. Taip. Ir tai galim pasiekti labai paprastu būdu. Bet mes žinome, kad kai tokie žmonės kaip jūs dirbate,
jūs kainuojat 1 eurą, o tą pačią lygą aną pusę gydo su 34 eurais. Va, toks, tai visiškai čia jokio biznio nėra, reiškia, nėra net kam už jūs mokėti, nes tie, kurie pardavinėja vaistus, jie, reiškia, jūs jiems neįdomus. Tai jeigu biurai jūsų nekviečia, tai kam jie tarnauja? Kam tarnauja jie? Aš manau, kad jie tarnauja tom struktūrom, kurios iš to mato didesnę naudą. Ir aš čia tikrai nebandau vynioti žodžių į vatą. Aš manau, kad politikai turi pasiekti, iškelti labai aiškius tikslus. Tai pirmas tikslas - miesto sveikatos biuras yra ašis, apie kurią sukasi ten kūno kultūros skyrius, ir švietimo skyrius, ir visi aplinkosaugininkai. Ir jie visi kartu turi pasiekti, kad eilės pas daktarus trumpėtų. Iš tos eilės pusė žmonių atėję pas jūs į tą eilę nebegrįžtų, jeigu bent porą savaičių pagyventų pagal jūsų pavyzdį. Užtenka tik pavyzdžio. Jūs surašykite, kada jūs keliatės, kada gulatės, kada geriate vandenį, ką jūs valgote, kokius pratimus atliekate, kaip jūs bendraujate su gamta ir su kūrėju. Ir klausimų nebebūtų, reiškia. Eilės trumpėtų tiesiog akise. Bet to nevyksta. Tai jūs jau atsakėte, kodėl, bet kadangi mūsų laikas, taip sakant, irgi eina į priekį, jis dažniausiai eina atgal laikas, į priekį laikas neina tik atgal, mes jį tik praradinėjom. Tai kaip būsima mūsų laiką, kadangi netaip jau daug beliko, iki su Saulė negyvensime. Kaip jums atrodo, ką mes šiandien turime kartu padaryti visuomenę, kad Lietuvoje tikrai atsirastų tikroji sveikatos sistema, kuri padėtų žmonėm per pusę sumažintų populiarių ligų? Aš galiu vieną pavyzdį pasakyti. Prieš 35 metus sergamumas Suomijoje buvo panašaus lygio kaip ir Lietuvoje. O dabar yra apie 10 kartų sveikesni suomiai negu lietuviai. Vadinasi, jie, kiek aš pastebėjau, prieš 35 metus, jie vykdė mokymus. Kiekvienas kaimas turėjo savo sveikatingumo mokyklas ir dalyvavo tenais praktiškai visi Suomijos gyventojai. Ir dabar pas juos tasai sergamumas yra vienas iš mažiausių Europoje. O žinot, ką jie padarė? Žinot? Nu taip, viskas grinai tą patį darė, kaip mes dabar apkalbame, ką reikėtų Lietuvoje daryti. Ta, ką mes darome su siaura grupė žmonių, kurie tikrai rodo nuostabius rezultatus, jeigu jie klauso mūsų. O suomiai tą senai žino, bet mes dar seniau negu suomiai tą žinojame, nes Vidūnas apie tai parašė knygą prieš 95 metus. Ir mes dabar praktiškai įvardinom tas kliūtis, kurios neleidžia žmonėm gyventi sveikai ir ilgiau gyventi. Viskas yra padaryta, kad jie labiau sirgtų, labiau gydytųsi, o ten kažkokie ten sveikuoliai, ten marginalai, tegu jie ten, reiškia, tegu netrukdo gyventi. Tegu jie ten sausėdė kietėjai ir lesa kruopas, kaip jie bando sakyti. O gal jau laikas baigti šitą visą, be abejo, betvarkę. Jau reikėjo užsimti. Aš suprantu jūsų pyktį ir apmaudą. Ateina čia kažkoks Seimo narys, 8 metai ten trinasi, nieko gero nepadarė, kaip man sako. Tai aš dabar ir, žinot, vienas ten nelabai ką gali padaryti. Ir netgi 3 nelabai, netgi 10. Ten reikia turėti bent 71, kuris nulemtų. Bet aš, žinokit, tikėjimo neprarandu, aš turiu tikrai rimtą viltį, kad jau šį rudenį mes, su tokių žmonių kaip jūsų pagalba, situaciją turim pakeisti. Nebeužtenka tik šnekėti. Va šiandien atvažiavo pirmoji ponia, susakė visą programą, kurią mes jau 100 metų apie tai šnekame. Bet visi šnekame, visi ten giriamės, kad kažkur kažką esam padarę, bet nesikeičia niekas. Nesikeičia todėl, kad suprantam kodėl. Tai tikrai aš jau tą pasakiau ne kartą, dabar vėl sakau, aš tikrai nežingsniu gal nežadu eiti ir jums pažadu, kai tik tai reiškia, pasikeis Lietuvoje vėjai, ta politinė kryptis pasikeis, o jinai pasikeis tikrai jau šį rudenį. Tai mes turėsim radikalią situaciją. Radikaliai tai reiškia, pirmiausia, pavadinti daiktus savo vardais. Yra Lietuvoje gydomosios medicinos sistema, tegu dirba savo darbą. Ir turi atsirasti sveikatos sistema,
kuri pakviestų jūs į talką ir surašytų, ką reikia daryti šiandien, rytoj ir poryt. Ir kiekvieną dieną atsiskaitytų, ką padarė. Dabargi mes atsiskaitome ten kartą per metus ir niekas nesikeičia. Kasdien reikia atsiskaityti ir jeigu taip nebus, tai niekas nesikeis. Tai aš jums tą pažadu, nes man tikrai gėda žiūrėti jums akis. Kai jūs sakot, niekas čia nesikeičia, o nesikeičia mes, aš sakau, mes esam dideliai mažumoj, bet mano viltis yra, jeigu žmonės girdi, ką mes sakome, jeigu mums pritars, tai mes jau šį rudenį atskirsime gydomąją mediciną nuo sveikatinimo, atskirsim ne tik tai reiškia programas, bet ir finansavimą, ir mokslo dėmesį tiem dalykam ir visa kita, kas svarbu. Kiekvienoje sistemoje yra savo pagrindiniai ramščiai. Mūsų sistemoje tai yra judėjimas, tai yra mityba, tai yra dvasinė, taip sakant, harmonija žmonių. Ir tie žmonės, kurie apie tai šneka, juos suvienysime, iškelsim vieną aišku tikslą, kad trumpėtų eilės pas gydytojus, kad būtų suburta komanda, kuri turi savo tikslą ir jeigu jo siekia, tai jie už tai gauna atitinkamą ir atlyginimą, rimtą atlyginimą. Taip. Taip, mes turime dėti visas pastangas, kad sumažintume Lietuvoje darbingo amžiaus žmonių mirtį. O jeigu nesumažinsim, po 30 metų praktiškai Lietuvos kaip ir nebus. Ir kadangi energijos dar turime, ūpo turime, tikėjimo ir vilties turime, tai palinkėkime viens kitam, kad nesustotumėm, reiškia, kad nesibaigtų viskas kalbom. Mes gyvename pagal vieną devizą, kad gyvenimui be ligų 100 metų neriba. Jūsų ranka dar tvirta ir aš tikiu, kad žmonės, kurie mus mato, ateis mums į talką, o mes ateisim jum į talką, kad reikalai Lietuvoje keistis. Ačiū. Būkit sveikas. Ačiū.